Pardavimai be chaoso. Šiandien aš labai noriu su jumis pasidalinti vis dėlto, ne, ką kelti, ką sakyti, kad nuvesti savo klientą iki pirkimo. Būna taip, kad pas mus yra sekėjų, yra žmonių, kurie norėtų, kaip ir mums atrodo, nupirkti, bet neperka. Klausia, bet neperka. Taigi, kas šiandien bus? Mes suprasi ir pamatysi būtent, kodėl žmonės žiūri, gali rašyti, bet neperka. Taip, ir suprasti, ką jau dabar galima pakeisti, kad tai jau išeiti į kitą lygį. Tai tau nereikia tapti influencerė, tai gera žinia, nes aš žinau, kad dauguma žmonių tiesiog prisibijo to žodžio ir nenori išversti savo triusikų į viešą erdvę, taigi influenceriais nebereikės tapti tam, kad galėtum parduoti. Taip, tai nereikia tūkstančių sekėjų, nereikia kelti daug storių ir kasdien ir labai daug ir storytellingų ir viso ko. Nereikia rodyti viso savo asmeninio gyvenimo ir nereikia vesti tokio spaudimo pardavinėjant. Tai kelia stresą savo ir kitiems. Kas pasijaučia ir kokie rezultatai būna, kai mes dirbam ne iš to tokio pajūtimo, nu dabar galiu tą daryti, galiu tą. Iš tikrųjų buvo savo patirtimi pasiekti nemažai skirtingų rezultatų. Vienas jų tai yra per 3 mėnesius sugeneruotos 30 000 plus pajamos, turėjau fizinę baldų parduotuvę. Ir tai tapo tokių stiprių prekės ženklų ir konkuruojančių lyderių būtent baldų pasaulyje. Na ir aš jau turiu tam tikrų sėkmingų istorijų, tai yra 2, 3, 4 kartai pajamos paaugintos, taip sutvarkius pardavimo kelią. Tai jeigu dar neseki, kviečiu tave pasiekti, draugauti, taip, aš dalinuosi skirtingą informaciją apie pardavimus, ją stengiuosi pateikti kuo paprasčiau, kuo lengviau, kad būtų labai aišku. Tai pasek, pasilabinkim ir draugaukim. Na ir čia, jeigu tu save atrasi, tai ar tavo savaitė atrodo taip. Tai reiškia, pirmadienį nežinai, ką kelti. Taip, antradienį, kai jau reikia kažką tai parduoti, kaip mano klientai sako, aš jau žinau, kad man šią savaitę reikia kažką parduoti, o aš dar net nepradėjau komunikacijos, tada atsiranda, o, blemba, reikia kelti stories, ne? Jeigu, pavyzdžiui, paklausia kainos, nusinti tiesiog skaičių, to ir pasibaigia komunikacija. Ne? Ir buvo tokių atvejų, kai, pavyzdžiui, parašo kokią kainą, jūs atsako ten N suma ir viskas, ir pasibaigia. Tada galbūt irgi atrasite savo minčių, kad po pagalvosiu daugiau jau neberašote, nes mintise yra tokia vieta minčiai, kad jeigu žmogui reikia, jisai pats parašys. Na ir čia aš ir pati ilgą laiką vadovausi šitą taisyklę, kad kas mėnesį vis reikia nuo strategijos formavimo, nes kai nėra nuseklumo, neformavau to tokio, ką reikia pasidaryti kiekvieną mėnesį, kad visada turėčiau savo rezultatų, tai faktiškai kiekvieną kartą, ten pirmadienį reikėdavo daryti naują strategiją. Tai jeigu tas rezonuoja, tai einam toliau, papasakosiu, ką man pavyko padaryti, ką daro mano klientai ir kaip mums sekasi. Tai geras produktas, tai dar nereiškia, kad jau yra gerų ir daug pardavimų. Taip? Aš pati turėjau tokią mintį, kad jeigu aš sukursiu tai, ko reikės žmonėm, jie rašys man patys ir, tarytum produktas pats už save kalbės ir žmonės patys supras tą vertę, ne? Tai, pavyzdžiui, būdavo, ne, jeigu aš dalindavausi apie produktą, tai domėjosi, tikrai klausdavo, gyrė, bet, pavyzdžiui, sprendimo nepriimdavo ten. Oi, labai gražu, aš matau, kad įdėjai daug darbo, ir viskas, to pasibaigdavo. Ir gaudavosi, kad aš gaunu kažkiek tai savo tų pagirų, to dėmesio, bet, realių pinigų, ne. Tai supratau vieną dalyką, kad vertę reikia ne tik sukurti, bet ir reikia labai aiškiai nuvesti iki sprendimo. Tai kodėl to reikia ir pardavimai neturi priklausyti nuo tokios mano nuotaikos, pajautimo, gal aš šiandien taip, o taip kitaip. Taip, nes
jeigu tu žinai, ne, ką kelti, tai tau tai trunka kur kas mažiau laiko, ne, tau nereikia sėdėti prie storio langelio ir galvoti, ką ten parašyti, ne. Tada, kai komunikuoji su potencialiais klientais, tu žinai, nu, tu turi išmokti, ne, pasakyti, kas tai yra vertinga tavo produkte arba konsultacijoje, tarkim, jeigu tai yra kažkas, žmogus, kuris konsultuoja. Jeigu, pavyzdžiui, yra komunikacija, ne bendravime, tai pokalbis negali pasibaigti ties ten klausimu ar dar kažkaip taip, tai mes visą laiką turime su savo klientais komunikuoti tam, kad mes galėtume jį kažkur tai nuvesti. Na ir kaip ir kodėl to reikia, ne, kad nekartoti to paties, ne, neskirti laiko ir vėl naujai strategijai, planui ir viskas startuoti nuo nulio. Taip, tai nėra vieno stebuklingo įrašo, tiesiog reikia stebėti tam tikrus rodiklius, apie kuriuos aš papasakosiu, tam, kad padaryti tai, ką reikia ir užauginti save. Tai, žodžiu, kaip atrodė realybėje per tokį pavyzdį, ne, kaip aš užauginau asmeninį prekinį ženklą būtent su baldais. Tai taškas A buvo toks, kai aš atėjau, tai buvo geras produktas, bet ten augimo nebuvo ir jis buvo tokio hobio lygio. Tai aš atėjau, ten nebuvo ekspozicijos, ten atrašydavo, netrašydavo, nebuvo aišku, kaip galima susisiekti, kada dirba, kur galima rasti, kaip klientas gali užsakyti, ar siunčiama, ar nesiunčiama. Daug dalykų buvo neaiškaus. Yra kažkokie tai daiktai, bet jų kaip ir nėra, bet jie kaip ir yra, kada galima pažiūrėti, nėra aišku. Taip? Tai ką aš pakeičiau, tai aš išsigryninau labai aišką žinutę, kas mes tokie, ką mes darom, kaip su mumis bendradarbiauti, kaip su mumis susisiekti, žodžiu, kaip mes dirbam ir panašiai. Taip, tai turinį, pasiūlymą ir klientų kelią. Taip, kad jie žinotų ir jiem nekiltų klausimas ar pasipriešinimas, kad aš ten nenoriu, nežinau ir ten panašiai. Ne? Rezultate tai tapo atpažįstamas prekinis ženklas ir fizinė parduotuvė. Mes atidarėm, pritrauktos investicijos ir visa tai buvo padaryta per mažiau negu metus laiko. Aš sakyčiau, kad tai yra puikus rezultatas, ypatingai jeigu mes kalbam apie didelį projektą. Tai nuo ko pradėti, ne? Kad galima būtų taip nuvesti ir padaryti tą tokią sistemą, kad veiktų jinai ir būtų padarytas pardavimas. Taip? Tai visada klauskite savęs, dabar ar aišku, ką parduoti, ką jūs parduodate, ne? Ar tai yra paprasta kalba, kurią kalba jūsų klientai. Sekantis klausimas, tai ir turinys kalba apie žmogų ir potencialus klientas gali atpažinti save. Tai kaip pavyzdys, ateinate į parduotuvę, matote suknelę ir jau galvojat mintyse, kaip jūs kur ką galėsite ją užsidėti, su kokiais batais, kaip jūs atrodysit ir panašiai. Jau žmogus tapatina save su ta suknele. Taip ir mūsų potencialūs klientai, kai ateina pas jūs arba komunikuoja su jumis, jie arba tapatina tai, kokią problemą pas jūs ir ką jūs sprendžiat, arba ne. Taip, sekantis klausimas, tai ar aišku, kaip įsigyti tavo paslaugas? Taip, tai vien tik tai ten, pavyzdžiui, įdėti nuorodą, nu gal ir neužtenka, nes žmogus nežino, gal reikia kažkaip su jumis specifiškai bendrauti ir juolab būna labai specifinių poreikių. Tai turi būti viskas irgi labai aiškiai nurodyta. Taip, kaip jūs komunikuojate. Tai arba tai yra komunikacijoje, kai jūs kalbate su žmogum, jūs tai parodote, papasakot, arba tai yra nustatytas kelias jau socialiniuose tinkluose. Sekantis klausimas, ar moki tęsti pokalbį? Nes vien tik jeigu žmogus parašo, ne, kad ten jį domi kaina, tai greičiausiai jį jau kažkas tai užkabino. Jis jau reiškia, jam kirba yra svarbi tema ir jis norėtų galbūt pratesti. Ir čia viskas priklauso nuo kainos, bet jis dar nežino vertės, ne? Tai jeigu nemokam pratesti pokalbio, tai visa tai ir dingsta, nors potencialus klientas, kuris tikrai galėjo nupirkti. Toliau, ar jūsų yra aiškus pasiūlymas? Kuo aiškesnis pasiūlymas, tuo lengviau yra parduoti ir patiems jums, nes kaip pradeda plaukti, nežinau kaip kas, nežinau ko padėti, atsiranda toks ir žmogui nesupratimas, o ką aš ten gausiu. Taip, ir paskutinis, tai ar klientas
jeigu išėjo, pavyzdžiui, pagalvoti, pasakė ten, aš turiu pasitarti su vyru, aš turiu pagalvoti, aš dar nenusprendžiau, man reikia pasiskaičiuoti, taip, ar jūs grįžtate, taip, ar jūs pasiklausot. Esu turėjęs be galo daug skirtingų atvejų, kai mano klientai sako, ai, tai jeigu žmogui reikia, jis visada gali man grįžti ir pasakyti. Taigi einam per visus tos klausimus, taip. Tai ar žmogui aišku, ką parduoti, taip. Ar, pavyzdžiui, gali būti, kad žmogus gali pasimesti, ne? Kad jūs, pavyzdžiui, kalbat per daug skirtingų dalykų ir jis negali suprasti, ar jam tai tinka ar ne, taip. Tada neaišku, kam šita paslauga skirta. Aprašot, pavyzdžiui, procesą, bet ne rezultatą, metodą, tik tai produktą, bet ten, pavyzdžiui, žmogus savo rezultatų nemato, nes, pavyzdžiui, ne, kaip kosmetologas būna ten kremai su peptidais. Gerai, jeigu kažkas žino, kas tai yra ten tie peptidai, o jeigu nežinot, nu, tai jam tik tai yra skambus kažkokie tai žodžiai, kurie neturi kažkokios taip apčiuopiamos vertės tame, kad nupirkti jį. Taip, arba, pavyzdžiui, gali būti, kad pasiūlymas yra panašus į visų kitų ir tada žmogus vietoj to, kad rinktis pas jūs, jisai renkasi tiesiog kainą. Taip, tai kaip šitoje vietoje galima tai pakeisti, ne, ir nuo ko pradėti. Tai vienu sakiniu turite savo atsakyti. Taip, padedu, kam, koks tai yra klientas, išspręsti problemą, tai surašt, kokią problemą jūs norit, padedat išspręsti. Ir pasiekti, pavyzdžiui, kažkokį rezultatą. Taip, ten, tarkim, padedu moterims po gimdymo išspręsti pilvo, atsikišusio pilvo problemą ir pasiekti ten, pavyzdžiui, stangresnio, sveikesnio kūno formų, taip, ir užvesti ten, pavyzdžiui, kraujotaką. Toliau, antras, ne, tas klausimas, ar tavo turinys kalba apie žmogaus problemą. Taip, tai gali būti taip, kad, pavyzdžiui, žmogus rašo daug patarimų, bet nesuformuoja to, kad tai yra to žmogaus problema. Nes pas mus yra klientų tipai ir jie, pavyzdžiui, vienas yra nežinantis, kad turi problemą, jisai nežino, kaip ją spręsti ir nežino, nu, ir atitinkamai nežino su kuo, ne? Tada yra antras klientų tipas, kuriam mes komunikuojam. Tai yra klientas, kuris žino, kad jisai turi problemą, bet nežino nei su kuo spręsti, nei kaip spręsti. Ir trečias klientų tipas tai yra tas, kuris žino, kad turi problemą, žino, kaip ją spręsti, bet dar nenusprendė su kuo spręsti. Taip? Ir kai mes einam tik tai per patarimus ir neformuojam kažkokios tai problematikos tiems, kurie dar nežino, kad turi problemą, kaip ją, pavyzdžiui, identifikuoti. Tada, pavyzdžiui, neformuojam tos problemos tiems, kurie pavyzdžiui, žino, kad turi problemą, bet nežino, kad ją galima išspręsti, ne? Kad jie irgi identifikuotų tą savo problemą. Taip, ir tada jau tas pardaviminis turinys, tai yra jau tiems skirtas, kurie viską žino, tiesiog dar neapsisprendė ir dar nežino, su kuo galėtų dirbti ties to, tai jūs čia jau toks pardaviminis. Tai kai yra daug tokių patarimų, irgi nėra gerai, nes tai atrodo, kad tokia mokyklos vaibelis, ne, ten, reikia daryti va tą ir tą, taip. Ir žmogus nemato, kodėl reikėtų pirkti čia ir dabar. Čia irgi yra dažna problema, nes nu, tarsi, jam nėra dėl ko nupirkti čia ir dabar. Taip, tai arba vietų ten skaičius gali būti ribotas ir panašiai ir panašiai. Tai žodžiu, čia irgi toks paspartinimas į tą pardavimą, bet jeigu mes kalbam apie tai, kad žmogus turi pamatyti savo problemą, tai kai aš jau minėjau jums apie tą suknelę, ne, kad jis turi save sutapatinti, pažinti, nu tai tarkim, va, pavyzdžiui, ne, apie pardavimus. Jeigu tave žiūri, pavyzdžiui, seka, surinka tavo, ten, pavyzdžiui, profilis labai daug peržiūrių, bet pirkimų praktiškai nėra, ne? Čia yra problema ir žmogus, bleba, aš ten, arba aš dedu, jūs dedate ten, pavyzdžiui, dafiga turinio, bet pardavimų nesurenkat iš socialinių tinklų, tik tai ten vos iš pažįstamų. Ir jūs tokie, o čia apie mane, viskas, viso gero. Taip, tai jūs per tokį, per bandymus bandote atrasti, kokia tai yra problema. O geriausiai, šiaip tai, pasikalbėkite su savo potencialiais klientais. Jeigu pas jūs pradėjo sekti, paklauskite, kokia pas jos yra problema, su kuo jie susiduria. Galbūt ten, tarkim, kažką reikia padėti ir panašiai. Arba, pavyzdžiui, jums skambina jūsų potencialus klientas ir sako, va, man reikia ten padaryti tą ir tą, išplauti grindys ten arba ten langus, man reikia to skubiai ir jūs tokia, okei. Skubiai reikia to, mes jiems padarėm, gerai, davai mes tada, jeigu tau reikia skubiai
pavyzdžiui, išplauti langus, nes tuoj ten atvažiuos uošvė arba ten ateis kažkas į svečius, parašyk per ten 2 dienas mes atvažiuosim ir išplausim tavo langus. Taip, tai žodžiu, dar klausykitės, ką sako jums arba jūsų klientai, arba potencialus klientais. Aš net dažniausiai darydavau taip, kad aš užsirašydavau, kas ką man sako. Taip, ir šitoje vietoje pas jūs jau nebebus kažkokios tai problemos, nu ką man ten šnekėti su tos istorijose. Trečias klausimas tai yra, kur žmogus eina po tavo įrašą. Ar jisai, nu, tai pirmas, ne, ar jis pažįsta save ir ar jis supranta, ką daryti. Tai tarkim, jeigu jūs nepasakot, pasek mane, pakomentuok, palaikink, ten papasakok, kaip tau sekasi, žmogus niekada nedarys. Neseniai turėjau tokį atvejį, kaip su savo sūnėnu mes kalbėjom ir aš klausiu jo, sakau, o kodėl tu manęs nelaikini? O jis, sakau, kas ten su to turinys blogas? Jis sako, ne, man labai patinka tavo turinys. Sakau, tai kodėl nelaikini? Nu, tai negalvoju, kad čia kažkaip yra svarbu. Tai sakau, kodėl? Taigi reikia, kažkaip, vat. Nu, tai labai daug žmonių tiesiog skrolina nesąmoningai. Tai tam, kad nebūtų to nesąmoningo skrolinimo, pradėkite rašyti, kad pakomentuok, paspausk, kad žmogus su jumis sąveikautų. Taip. Pavyzdžiui, labai veikia irgi nemokamos pamokos. Aišku, čia ne visiems verslams tinka, bet jeigu, pavyzdžiui, pas jūs brangus produktas, žmogui reikia su jumis susipažinti, suprasti apie ką, tai nemokamos pamokos irgi labai gerai veikia. Tada, pavyzdžiui, arba gali jums parašyti. Tai žodžiu, jūs turite suprasti, kad jūs turite pati nuvesti ir pats savo potencialų klientą link ten, kur jums reikia. Taip, tai ar kvietimai nemokamą paskaitą, ar žinutę, ar pasikalbėti, ar ten paspausti, ar palaikyti. Tai žodžiu, kaip ir tokio, kad žmogus jūs paseks, dar nieko nereiškia, nes su juo toliau reikia dar sąveikauti. Ką atrašai, kai žmogus pradeda, nu, pavyzdžiui, paklausia kainos. Tai dažniausiai pokalbis iš karto užgesta tada, kai išsiunti kainą, daug papasakoja apie save, kas esi, taip, neišsiaiškini, ko žmogus nori ir pokalbis baigėsi susisieksiu arba pagalvosiu. Taip, ir dažniausiai va šitoje vietoje viskas, visi, viskas, bet jūs turite suprasti vieną dalyką, kad jeigu jums parašė žmogus, jiems reiškia reikalinga arba paslauga, arba ten tai, ką jūs turite. Tai reiškia, jam tai yra aktualu. Kodėl jisai nenuperka? Va čia klausimas, nes čia greičiausiai kažkur tai nepamato vertės, jūs ten nepaklausot, ko jam reikia, nepakonsultavot, nu daug gali būti, taip, tai žodžiu, prieš, nu va, pavyzdžiui, jeigu jums parašė žmogus ir paklausė, kokia tai kaina, geriausia yra pasakyti sveiki, ten tarkim, tokios paslaugos kaina yra tokia arba tokia, viskas priklauso dar nuo to, pavyzdžiui, ką jūs pasirenkate. Ar galėčiau aš sužinoti, pavyzdžiui, koks yra pas jūs poreikis? Galbūt su kokiam problemom jūs susidurėte, kad norite spręsti būtent su tuo. Aš jums pabandysiu pasiūlyti ir geriausią būdą ir parašysiu tada jau tikslingą kainą. Ar galėtumėte man atsakyti arba, pavyzdžiui, voice, ar atrašyti, arba gal jūs, pavyzdžiui, šnekate telefonu ir, žodžiu, jūs tą žmogų pakalbinate, taip, ir jis pradeda su jumis sąveikauti, jis pradeda jums atsakinėti į klausimą ir jūs tada jau galite užsikabinti. O, gerai, dabar aš supratau, tai, pavyzdžiui, turiu tokį ir turiu tokį, kainos, pavyzdžiui, va tokios ir tokios. Aš labai rekomenduočiau, kokiu atveju imti ten, pavyzdžiui, tokią paslaugą arba tokią ten prekę, o tokiu atveju tokią. Kuri iš šitų jums labiausiai surezonavo, kuri va dabar, kaip jūs ten matot. Nu ir jinai ten, pavyzdžiui, rašo, va šitą. Tai aš, žiūrėkit, aš galėčiau jums ten išsiųsti ten tada ir tada. Arba ten, jeigu užsakysite ten šiandien, aš ten padarysiu jums ten geresnę kainą. Kaip tik liko ten, pavyzdžiui, 2 vienetai, ne? Arba ten net ne kainos, o pasakyti, kad va, liko 2 vienetai. Taip, tai galiu supakuoti, jeigu man su šitą nuorodą apmokėsit, tai tada aš jums išsiųsiu. Iš karto jau ten po dienos jūs jau gausite. Taip, tai žodžiu, jūs gaunasi, kad vis komunikuojat ir nepaleidžia žmogaus ir duodat jam suprasti, kad jį galite dar patraukinėti ir jis tikrai nupirks. Tai va, kokia yra pagrindinė mintis, kad pirmiausia reikia suprasti, ko jūsų klientas nori ir tik tada jau pradėti jiems siūlyti. Bus paprasčiau, nes tada jūs suprasit, kad ne visos
Ne visas poreikis yra toks, kokį jūs galite, pavyzdžiui, padaryti, sutvarkyti. Ir ne visi klientai yra jūsų klientai, taip? Ir, pavyzdžiui, kažką jūs galite padaryti, o kažką ne. Tai penktas klausimas. Ar aiškiai pasakai, ką žmogus gaus? Tai tam pasiūlyme, ne, turi būti, kokią problemą spręsite, kokio rezultato sieksite, kaip, pavyzdžiui, vyks darbas, ką žmogus gaus, kiek tai kainuoja ir ką daryti jau dabar. Taip? Tai jeigu, pavyzdžiui, jums rašo žmogus ten, aš pagalvosiu, tai jūs visada galite priminti jo tikslą, ko jis nori, ne? Paklausti, galbūt kažkas liko neaiškaus ir jūs galite dar atsakyti, nes galimai žmogus nesuprato vertės. Nes šiaip iš tos tokios praktikos, tai galėčiau pasakyti, kad aš grįžtu dar prie tos minties, kad mes dar pasikalbame, kaip aš tą matau, kokia yra to vertė ir panašiai, kai žmogus galėtų suprasti. Jeigu tikrai geras pasiūlymas, tai jam nėra klausimo, ar pirkti ar nepirkti. Tai jeigu žmogus, pavyzdžiui, gavo ir pasiūlymą, ir ten daug vertės tame, jeigu jisai nenupirka, jis tiesiog nesuprato vertės. Ir visada gali dar grįžti. Gerai, pasakykit, pavyzdžiui, kurioje vietoje jums neaišku, galbūt aš dar kažko jums neatsakiau, galbūt jūs svarstat, nes aš girdžiu, kad jūs sakot, pagalvosiu, o kodėl dabar sprendimo nepriimat, taip, nes tai, pavyzdžiui, nedidelė galbūt kaina, galbūt ten, pavyzdžiui, dar kažkas, jūs suprantate, kad, tarsi ten, neįmanoma nepriimti to sprendimo. Tai grįžti tiesiog dar kartelį ir paklausti, kur yra tas klausimas. Ir, pavyzdžiui, žmogus gali pasakyti, pavyzdžiui, pas man ten nėra, aš nežinau, nenoriu, pavyzdžiui, tokias kainas mokėti. Tai jūs suprantat, kad yra, pavyzdžiui, tam tikras galbūt diapazonas kainos, kur žmogus gali, pavyzdžiui, mokėti. Taip, bet tada jau jis nebesako, kad jis pagalvos, bet jis iš karto jau sako, kad jam yra per didelė kaina ir jis ten, pavyzdžiui, nenori eiti. Tai ir šeštas, ne, kad tai nekartoti visą laiką to paties per tą patį, tai savo formuoti tokį veiksmų planą, ką jūs turit kiekvieną savaitę arba mėnesį daryti. Taip, tai ką ir kada kalbėsi, tai kokius įrašus skelbsi ir galbūt pokalbius, tada ten, pavyzdžiui, pasižiūrėti tą, kaip atrodo ta analitika, ne, kiek atėjo žmonių, kiek parašė, su keliais komunikavote, kiek išleidote ten, tarkim, mokamų reklamų ir kiek iš jų nupirko. Tada jau galite ir vėl, pavyzdžiui, šitas paveikė, šitas atnešė tiek klientų, šitas atnešė tiek klientų. Reiškia, šitie trys iš to, ką jau mes bandėm, jie veikia, o bandžiau ten 10 skirtingų įrankių, ne? Tai reiškia, 3 yra veikiantis. Gerai, davai mes pasižiūrim, ką mes dar galim pasidaryti, kad jie labiau veiktų, ne? Ir tada jau tai, kas veikia, ne, kartoti ir modifikuoti, padaryti juos dar labiau pardavinimais. Nes pardavimo sistema tai yra apie tai, tarkim, kaip pavyzdys. Turėjau klientę, kuri, pavyzdžiui, parašė tokį pasiūlymą ir tas pasiūlymas buvo, sudėtas tiesiog, bet sudėtas pasiūlymas. Ir aš sakau, kad kiek žmonių klausimų parašė. Jis sako, 2. Aš paprašiau juos pakeisti, parašiau, ką reikia pakeisti, ne, kad tai būtų į skirtingus ten storius ir panašiai. Ir jau jai parašė tą dieną 28 žmonės. Tai ten dar galima buvo modifikuoti, bet esmė yra kokia, kad vien tik tai nuo pateikimo tas pats įrankis gali visai kitai veikti. Tai, pavyzdžiui, jeigu jūs žinote, kad tai tikrai veikia, arba ten buvo vienas pardavimas, ten nežinau, per kiek laiko jūs suprantat, kad jis suveikia, gerai žiūrim, ką aš netaip darau, ką aš dar galiu modifikuoti, kaip aš pateikiu tą pasiūlymą, ką aš ten, kur aš nuvedu, ar aš toliau bendrauju su tais žmonėmis, kurie man parašo. Taigi 30 plus tūkstančių atsirado ne iš vieno rylso, taip, tai iš tikrųjų buvo taip, kad tai buvo aiškus pasiūlymas, aš žinau, ką man kelti, taip, aš visada galvoju apie tai, ką duoti žmonėms vertingo, kad jie norėtų, pavyzdžiui, mane sekti, su manim sąveikauti, su manim susiskambinti, su manim susipažinti, galbūt kažkokio nemokamo įrašo ir panašiai, žodžiu, tai vis galvodavau, ką aš turiu pasidaryti, kad žmogus galėtų su manim pasąveikauti. Ten kviesdavau į pokalbius, grįždavau visada po pagalvosiu, nes vis tiek kažkoks procentų žmonių grįžta, nors jeigu, pavyzdžiui, pokalbių metu žmogus nepalieka
Užstato tai dažniausiai negrįžta, nu, bet visko būna, kartais reikia dar, taip sakant, damušti visą tą procesą su tiesiog storytellingais, komunikacija, jeigu vyksta pardaviminis laikotarpis ir tikrai jisai padeda. Na ir kartojimas tų dalykų, kurie veikia. Bent kartą. Tai jeigu, pavyzdžiui, šiandien dienai tokį padaryk check-upą, ne, kur šiandien stringi, tai savo atsakyk, vat taip, taip, ne, taip, ar iš tavo profilio aišku, ką parduoti, taip arba ne. Šitoje vietoje gali paimti draugę ir paklausti, ką jinai ten mato. Arba, pavyzdžiui, žmogų, kuris ten visiškai nėra susijęs su tavo veikla ir paklausti, pavyzdžiui, ką tu galėtum pasakyti apie tai, ką aš komunikuoju. Taip, kad tu suprastum iš šono, ar yra aišku, apie ką tu parduodi. Ar žinai, ką kalbėti per storius ir kokią informaciją kelti į savo turinį, ar taip ne. Ar žinai, kaip komunikuoti, jeigu yra asmeninis pokalbis? Taip ne. Ar po turinio pasakai, ką daryti, ar yra tas call to action, ten pakomentuok, ten padaryk, palaikink ir panašiai. Ar žinai, ką atrašyti žmogui ir kaip jo nepaleisti ir kaip su juo toliau tęsti pokalbį. Ar drąsiai pasakai kainą ir pasiūlai kartu dirbti. Ir ar grįžti, pagalvosiu ir kartoji. Reiškia, tą tokį follow-up tam žmogui. Taip ne. Na ir čia aš noriu pasidalinti tokiais keliais pavyzdžiais. Aš skirtingais būdais dirbau per visą tą savo karjerą ir dažniausiai čia būdavo ir 2-3 kartai padidintas pajamos, pas kažką tai padidėjusi apyvarta 40%, pas kažką tai padvigubino iš 2-3 tūkstančių iki 4-5 tūkstančių. Kažkas uždarė skolas, kurios buvo tikrai pakankamai didelės, algas pradėjo savo mokėti. Pas man paskutinis atvejis, kai mano klientė atėjo su tą mintim, kad jinai nenori ir tarsi, jinai negali jau dirbti, jinai yra visiškai perdegusi, bet jinai neturi kaip viso to pakeisti ir, žodžiu, jinai visiškai voverė rate ir kai jau mes baiginėjom su ją darbą, tai pas ją jau buvo ir žmonių jos veikloje papildomų ir atsirado daugiau pajamų, atsirado daugiau vietos savo, šiek tiek poilsiui, atsirado ir kažkokių tų skaitmeninių produktų, ir, žodžiu, žmogus pailsėjęs, atsigavęs ir, sako, negalėjau patikėti, nes niekada negalvojau, kad tai gali būti. Tai jeigu ir tau dabar taip atrodo, ne, ar turi tokį įsitikinimą, kad, nu, viskas, aš jau dabar tikrai neturiu niekaip kitaip, arba ten, nu, man reikia, pavyzdžiui, ne, daugiau sekėjų. Tai sekėjų tau tikrai nereikia, nes daugiau žmonių nebus daugiau pirkimų, nes jeigu tu jų nevedi, niekur tai galima ir su 200 žmonių irgi daryti pardavimus. Dar vienas toks dalykas, kaip man sakote, neturiu laiko kurti kasdien. Taip, tai nereikia kurti kasdien, taip, reikia labai labai aiškaus plano. Aš ne visada išeinu dėl, pavyzdžiui, istorijos, bet jeigu aš žinau, kad aš turiu pasidaryti tam tikrus dalykus, kad mane, tarkim, asocijuotų su tam tikra veikla, taip, kad mane asocijuotų su to, kad aš toj pradėsiu, paleidinėsiu pardavimą, tai faktas, aš tada išeinu kasdien, bet aš žinau, ką aš turiu įkelti, ne? Jeigu man ten reikia reelsus, tai aš irgi juos ne kasdien, aš, pavyzdžiui, dabar pasirinkau ten 3 reels į savaitę, bet aš turiu 3 reelsus į savaitę būtinai kelti. Jeigu man ten gaunasi daugiau, tai gerai, bet turi būti nuoseklumas, taip, man nereikia daugiau ir ten visą laiką. Nu, ten, pavyzdžiui, būna taip, kad žmonės 5 įdėsiu, kitą savaitę 2, trečią savaitę 1, tai algoritmas to nemėgsta, jam patinka, kai geriau ten 2, bet jie kiekvieną savaitę po 2, taip. Pavyzdžiui, dar vienas toks pasipriešinimas būna pas mano klientus, kad atrodys, kad aš kaip ir parduodu ir kad noriu pinigų užsikalti, kažkaip čia nepatogu. Tai vienas toks iš mano pavyzdžių, kaip aš su savo kliente, viena, jinai man pasakė, kad aš nieko kito, tik tai parduodu, pažiūrėkit, jinai parduoda ir aš taip susimaišiau ir po to tokia, ir atsakiau, sakau, taip, tai aš parduodu natūraliai, aš tiek mokausi, tiek žinių taikau, mokausi, pinigų investuoti, tai natūralu, kad ir aš savo paslaugas parduodu už pinigus. Tai nėra blogai parduoti, vienintelis dalykas, kad reikia mokytis
ir savo komfortiškai padaryti tokias sąlygas, kad tai viskas eitų taip, kad jums būtų patogu. Tai dažnai dar girdžiu, aš daug ką žinau, bet, nu, tarsi, nieko jūs man čia naujo neišmokinsit, tai aš galiu pasakyti, kad naujo niekada nieks jūsų ir neišmokins, nes psichologija žmonių yra tokia pati, tas marketingas yra tas pats ir tiesiog reikia ne ieškoti naujų žinių, o pritaikyti jas verslui savo. Taip, dar vienas, ne, nepritaikau savo, o kaip man padaryti. Taip, tai aišku, bendras šablonas neatsako, ką būtent keisti tau, čia yra tikrai taip. Ir bijau, ką pagalvos ir pasakys. Tai, žodžiu, čia nieko irgi nepraeisit kažkaip tai lengvai, dėl to, kad bet kokiu atveju bus strigimas ir bus toks pasipriešinimas, kaip man čia dabar reikės išeiti. Nu, bet viskas prasideda nuo mažų veiksmų. Tai kiekvieną savaitę turi būti labai toks, dabar kaip santrauka, ne, summary padarom, ką mes čia prakalbėjom. Tai pirmas dalykas, reikia žinoti, ką parduodi ir ar tai aišku, ką tu parduodi. Tada ką keli, tada kur vedi savo klientą, tada kaip tu komunikuoji su savo klientu, kaip tu siūlai ir ar turi atsikartojančius veiksmus. Taip, kai žinai šitus 6 atsakymus, tau nereikia kiekvieną kartą daryti iš naujo visą strategiją ir ten nuo pirmadienio vis ieškoti kažko tai naujo. Tai tau tiesiog reikia aiškaus plano pritaikyto tavo verslui. Jeigu dabar yra taip, kad kažkur tai stringi ir nežinai, kaip man pritaikyti savo verslui, ne, jeigu iš to pasipriešimo, apie kurį aš pasakau, kad aš tai suprantu, bet kaip pritaikyti man, ne, tai jeigu yra dabar pas tave, kad peržiūrų yra, pirkimų ne, turinys neveda į pardavimą, ne, nu, tai neparduodi. Nežinai, kur nuvesti žmogų ir kaip jį nuvesti. Žmogus paklausia kainos ir dingsta. Pagalvosiu, daugiau neparašai ir nežinai, ką daryti kitą savaitę. Aš paliksiu trumpą anketą ir aš peržiūrėsiu tavo verslą ir papasakosiu tau tai, ką gali jau dabar, pavyzdžiui, pakeisti, kad jau kažkas tai ten išjudėti. Tai bus toks SOS kanalas, ne? Tai aš peržiūrėsiu tai tavo aprašus, ką parduodi, taip, reiškia, kaip tu ten komunikuoji, ar rašai ten call to action, ar ne, nu, tai, ką aš matysiu tavo ten, tarkim, profilį. Tai tiesiog užpildyk trumpą anketą, anketą neįpareigoja nieko pirkti, aš tiesiog peržiūrėsiu tavo atsakymus ir susisieksiu su tavim, galėsim aptarti pokalbio metu, ką jau dabar galima pasidaryti būtent tau. Tai lauksiu tavo užpildytos anketos ir iki malonaus.